Ir aš... Labą dieną. Sveiki visi. Aš tokį įžangą padarysiu. Kalbam mes dabar su pardavėja. Tuo pačiu ir pareklamuosi, naudodamėsi progą. Kalbam su pardavėja, parduodama yra sodyba. Gal pati Sigutė pristatykite ir ką jūs parduodat. Sodyba yra netoli Kauno, 15 minučių nuo Garliavos. Kaip ir tokioje vietoje, iš vienos pusės jinai arti, bet iš kitos pusės jinai atoki tokia yra. Kampas miško, prūdas yra, naujai pastatyta, planai buvo gyventi ir galbūt daryti verslą kažkokį tai, panuomoti kaip dabar yra. Šitas verslas ant bangos, visi žmonės nenori švenčių švęsti namuose, nori kažkur tai išvykti ir kad kažkas tai aptarnautų ir parvažiuoti į namus švarius ir jaukius. Tai galvojom, senatvėje bus kažkoks tai priedas. Pastatėm namą, pastatėm pirtį, kubilą, salytę tokią nedidelę, miegamų vietų ten truputį yra, planavom daugiau, bet kaip visada... Aš parodysiu to gyvenimas, kaip visada... Kol jūs kalbat, aš to pačiu ir įjungiau ekrano pasidalimą ir parodysiu. Supratau. Kaip visada mes planuojam, o Dievas juokiasi. Pasikeitė gyvenimo aplinkybės, likau viena, tos sodybos man truputį per daug, duonos kąsnį užsidirbu kitaip ir taip tapo, kad man jos tiesiog jau nebereikėjo, nors buvo statytas ir savo gyventi padoriai, kultūringai ir tvarkingai pagal šiuolaikiškus standartus ir kartu kažkokį tai, kaip sako, duonos kąsnį dasidurti. Tai bandžiau pradėti tą pardavimą su brokeriu. Per metus laiko atvežė vienus klientus ir tai, nors man labai išgyrė, kad jisai geras tas brokeris, bet ir mačiau iš karto, kad tikrai jai nebus pirkėjai, jauna porelė, kuriai visiškai ta mano sodyba nebuvo įdomi. Bandžiau pati pardavinėti, aišku, turiu užsiėmimų kitų, čia reikia dirbti šitoj vietoj, aš gal ir neišmanau šitos veiklos, šitos ryties, tai irgi kažkaip tai vienas kitas paskambina, bet tokio didelio susidomėjimo kaip ir nesulaukiau. Nu ir vieną dieną randu raštelį ant durų, kadangi tas mano skelbimas jau ėjo, kad pas mane, kad sudomintų mano sodybos pardavimas ir paskambinti tuo numeriu. Paskambinau, atsiliepė žmogus, kuris labai maloniai papasakojo apie save, pristatė trumpai, nes aš nelabai turėjau laiko kalbėti tuo momentu, kad apie jo veiklą yra, kad gerai parduoda, ima brangiau, bet parduoda gerai, kad labai deda daug pastangų tam pardavimui. Ir pasižiūrėčiau YouTube apie jo veiklą. Nu ir aš turėdama, kaip tik išvažinėjau atostogų, prisijungus pasižiūrėjau, kaip žmogus dirba. Ir nežiūrint tai, kad tikrai pinigai to pardavimo gal ir nebūtų labai maži, nusprendžiau surizikuoti. Ir ką aš dabar pastebėjau, kaip yra pristatoma ta mano sodyba. Kelis kartus aš, aišku, neturiu laiko taip jau labai dairytis, bet kiek aš mačiau, tai kiekvieną kartą tas mano skelbimas, jisai parodomas iš skirtingų pusių. Ir netgi aš, jeigu nežinočiau, kad čia mano sodyba, tai pagalvočiau, kad pristatinėjama yra skirtingos sodybos. Bet tuo pačiu ta sodyba yra parodoma iš pačių palankiausių, geriausių ir netgi man pačiai įdomu buvo stebėti tokių pusių. Nes tu net ir pats neįvertini to, kada tu gyveni, kada tu matai, kada tau atrodo, kad čia tavo daiktas, tu pripranti ir tu net tos vertės jau tokios net nematai. Kai būdavo atvažiuoja ir sako, oi, kaip čia pas tave faina, kaip čia gražu, ar tau negaila parduoti, tai aš galvoju, taip gaila. Gaila savo darbo, savo įdirbio, savo tų svajonių. Bet iš kitos pusės, tu savęs reikia turbūt gailėti labiau. Ir jeigu tą sprendimą priimi, tai jau kaip ir turi eiti toliau. Tai tas jų parodymas ir matymas, kad gali tą tavo objektą taip ir tą skelbimą truputį pakoreguoti ir vienai parašyti ir kitai parašyti. Labai ir aišku, daug vietų reklamuoja ir tas įdirbis jų davė rezultatą. Nežinau, ar aš dar parduosiu ar ne, bet jau žmonės eina, jau jie domisi
Ir aš manau, kad nu, šitaip ir reiktų dirbti. Ir jie praktiškai savo tą darbą tai galėtų turėti biškai kažkaip kitaip reklamuoti dar, kad žmonės daugiau matytų, kaip jie dirba. Galbūt man labai vat, iš to, kaip radio stotis transliuoja savo laidas, ar ne? Ir dabar jie rodo per internetą, kaip jie transliuoja. Tai gal būtų šitiem brokeriam patarimas toks, tai gal jūs pabandykit kažkur tai prasimušti kokį tai langelį. Nes tikrai dirba žmonės daug ir aš suprantu, už ką tie pinigai bus sumokėti, jeigu jie parduos. Ir aš manau, kad jie tikrai parduos. Ir noriu labai pasidžiaugti, kad vat, yra žmonių, kurie šitaip sugeba tą darbą atlikti.